Nuoširdžiai sveikiname visus susirinkusius į Šiaurės Lietuvos moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalį Tokia esu. Šiandien čia susitinka daina, bendrystė ir žmonės, kuriuos vienija meilė muzikai bei gyvai choriniai tradicijai. Festivalis Tokia esu gimė 2018 metais Biržuose. Džiugu, kad šiandien turim svečių ir iš tenai. Jos sumanytojai ir puoselėtojai siekia suburti Šiaurės Lietuvos moterų chorus bei vokalinius ansamblius į jaukią, prasmingą muzikos šventę, kurioje svarbiausia ne varžymasis, o bendrystė, kūryba ir gyvas dainos skambesys. Per šiuos metus festivalis apkeliavo ne vieną Aukštaitijos kraštą, kasmet vis kitame mieste ar miestelyje sukviesdamas kolektyvus ir žiūrovus į bendrą chorinės muzikos šventę. Festivalio pavadinimas Tokia esu tarsi simboliškai kalba apie moters balsą. Jautrų, stiprų, atvirą ir nuoširdų. Kiekvienas kolektyvas į sceną atsineša savo krašto dvasią, savitą muzikinį braižą ir širdimi išdainuotas istorijas. Šį vakarą galėčiau pavadinti skambės dainos apie žmogų, gyvenimą, meilę, gimtinę ir viltį. Tegul jos paliečia kiekvieną širdį, sujungia mus visus į vieną bendrą chorinės muzikos šeimą ir primena, kokią didžiulę galią turi gyvas žmogaus balsas. Tad kviečiame šiltai sutikti festivalio Tokia esu dalyvius ir pasinerti į muzikos, emocijų bei bendrystės kupiną vakarą. Tegul ši šventė palieka gražų prisiminimą kiekvienam čia esančiam. Labai gera matyti taip gausiai susirinkusius chorus, kurie atvyko iš įvairiausių kampelių. Prieš kiekvieno choro pasirodymą scenoje aš jį pristatysiu, kad žiūrovai galėtų susipažinti, iš kurgi atvyko choras. Na ir žinoma, mūsų festivalį norėčiau pakviesti pradėti šių namų šeimininkus, tai Kultūros centro Dusetų dailės galerijos chorą Versmyną. Kviečiu į sceną. Versmyna jau ne vienerius metus puoselėjo chorinio dainavimo tradicijas Dusetų krašte, aktyviai dalyvauja koncertuose, regionuose bei respublikiniuose festivaliuose, įvairiose kultūrinėse šventėse. Choro repertuare skamba lietuvių kompozitorių kūriniai, harmonizuotos liaudies dainos, sakralinės bei šiuolaikinė chorinė muzika. Kolektyvas visuomet siekia ne tik muzikos skambesio grožio, bet ir tikro emocinio ryšio su klausytoju. Kolektyvas dalyvauja dainų švenčių tradicijose, vietos renginiuose, bendruose projektuose, o savo dainomis garsina Dusetų vardą įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Šio kolektyvo pavadinimas Versmyna simbolizuoja gyvą šaltinį, versmę, iš kurios nuolat vyksta muzika, kūryba ir bendrystė. Būtent tokia ir yra šio choro dvasia. Šilta, gyva, telkianti žmonės ir kviečianti kartu išgyventi muzikos grožį. Šio choro vadovė Dalia Deinienė. Chorui akompanuoja Dangira Zavackienė. Mūsų programa ir prasidės. Pirmoji daina Dona Nobis Pace ir vasaros šokis. Malonaus klausymo. Oh
vakarę, visą į jaunystės, šviesą žvaigždės kilta, žvaigždės vis. Jeigu būtų mano valia, žemė būtų žema žalia ir neblėstų šita šviesa mūsų akyse. Sakykit, niekam, kad tai buvo laikinai. Susitinkam, upės, mintis, akis, lūpos susitiko, net kalnai. Jeigu būtų mano valia, žemė būtų žema žalia ir neblėstų šita šviesa mūsų akyse. Jeigu būtų mano valia, žemė būtų žema žalia ir neblėstų šita šviesa mūsų akyse. Dabar į sceną noriu pakviesti netolimus mūsų kaimynus. Tai moterų chorą iš Utenos kultūros centro chorą Selija. Moterų choras Selija įkurtas 1977 metais. Šiuo metu chorui vadovauja Sandra Čipkutė. Choro dalyvės įvairių profesijų atstovės, kurias vienija meilė muzikai ir chorinio dainavimo menui. Choro repertuare vyrauja sakralinės ir pasaulietinės muzikos kūriniai. Ypatingas dėmesys skiriamas lietuvių kompozitorių kūrybai ir liaudies dainoms. Per ilgus gyvavimo metus choras dalyvavo daugybėje reikšmingų renginių ir festivalių. Tad leiskit paminėti nors keletą jų dalyvautų festivalių. Tai Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursai, tarptautinis chorų festivalis Ave Marija, Kretingos chorų festivalis, Šventos Cecilijos dienos chorų šventės, festivalis Skambėkit Kaišiadorys, dainų šventės žygis per Lietuvą, draugų balsai, dainų tiltas, tarptautinis chorinės muzikos festivalis Dainuokime kartu. Choras yra surengęs autorinių koncertų gimtajame mieste, taip pat koncertuoja valstybinių švenčių proga, puoselėdamas chorinės muzikos tradicijas ir garsindamas Uteną visoje Lietuvoje bei už jos ribų. Taigi, kaip jau ir minėjau, choro vadovė Sandra Čipkutė. Akomponuoja Darius Viriukas. Išgirsite šias dainas Širdžių kalba ir Tėvynei giedu naują giesmę. Malonaus klausymo. Kai
Oblivioni detur dextera mea, adhere ant lingua mea facibus meis, sinon me minero tui. Tėvyne, jei tave užmiršiu, te nudžiūna mano dešinė. Tegul mano liežuvis prikempa prie gomurio, jei tave aš užmiršiu. Si oblitus fuero tui patria, oblivioni detur dextera mea, adhere lingua mea facibus meis, sinon me minero tui. Tėvyne, jei tave užmiršiu, te nudžiūna mano dešinė. Tegul mano liežuvis prikempa prie gomurio, jei tave aš užmiršiu. Cantate patria, cantate Vertigorum, et salite in citara et voce psalmi. Filia maxim virtute tua et abundantia in pluribus tuis. Nisi Dominus, custodire civitatem, frusta vigila, qui custodiream, frusta vigila, qui custodiream. Nisi Dominus, custodire civitatem, frusta vigila, qui custodiream. Cantate patria, cantate patria, Vertigorum, cantate. Nisi Dominus, custodire civitatem, frusta vigila, qui custodiream, frusta vigila, qui custodiream. Nisi Dominus, custodire civitatem, frusta vigila, qui custodiream. Cantate patria, cantate patria, Vertigorum, cantate. Ir žinokit, klausausi choro ir galvoju. Toks jausmas apima, tarsi chorai žinotų, kad mes turim kleboną, kuris labai puoselėja kultūrą. Ir jau antras choras dainuoja tokią sakralinę, tokią gražią dainą ir dar lotyniškai. Klebonė ar gražu? Gerai, žinokit, orą jums užsakė tai klebonas, ne kas kitas, kad galėtumėt pasimėgauti ir dusetomis. Tai dar kartelį nuoširdus ačiū Utenos kultūros centro moterų chorui. Tikrai labai svarbu. Ir aš jau matau, kad yra pasiruošę kitos žavios damos. Taigi sceną noriu pakviesti Pakruojo kultūros centro Rozalimos skyriaus moterų chorą Gaudulė.
Centro Rozalimo kultūros namų moterų choras Gaudulė susikūrė 2008 metais. Choras dalyvauja ir respublikinėse ir regioninėse dainų šventėse. Gaudulė yra parengusi daug programų, su kuriomis koncertavo įvairiuose Pakruojo, Šiaulių apskrities, Panevėžio, Radviliškio, Vilniaus miesto ir apskrities renginiuose. 2024 metais dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse ir pelnė 2 laipsnio diplomą. Choro vadovė Jūratė Skorupskienė. Akompanuoja Rasa Vaigauskaitė. Ir išgirsite 2 dainas – Marių pakrantėj ir Ave Marija. Thank you. 2024 metų 2 laipsnio diplomą. 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 2
atsimenate ir kokios nuostabios buvo Rozalimo moteris, ar ne? Na, aš jau kaip ir minėjau, pas mus choro atvyko iš visų kraštų kraštelių. Tai dabar į sceną noriu pakviesti kitas žaviai besišypsančias damas, tai Lietuvos kultūros centro moterų choras Mūša. Žvelgdama į besirikiuojančius moterų chorus tiesiog nuoširdžiai žaviuosi, kad visos damos eina tarsi podiumu, nes kaip matote, kiekvienas choras pasipuošęs skirtingai ir ta chorinė apranga iš tikrųjų atrodo žavingai. Ar pritarėt man? Taigi, mėlėjai, choras susikūrė 2002 metais, reguliarus respublikinių dainų švenčių, vakarų Lietuvos dainų švenčių dalyvis. Vienija Lietuvos krašto dainų mylėtojas. Teko dalyvauti festivaliuose Lenkijoje, Latvijoje, Čekijoje, Vengrijoje ir žinokit, dar kiek neišvardinta. Taigi, dar kartelį, scenoje moterų choras Mūša. Chorui vadovauja ir tą žavų moterų visą komandą šios dienos papildo choro vadovas Medhardas Zubas. Akomponuoja Arijus Ivaškevičius. Išgirsite šias dainas Sugrįžk bitelė rasom gaivintis ir Down in the River to Pray. Malonaus klausimo. La
labai nori, bet kiekvienas choras vis labiau užburia. Ir girdėjau jau ir ovacijų, ir viso ko, tai dar kartelį nuoširdį padėka Lietuvos moterų chorui. Kadangi aš turiu tokią mažą privilegiją ir žinau, kas ko ir kaip vyksta, tai aš tik noriu išduoti, kad jūs mėgaukitės kol kas chorų kiekvienu iš eilės, o pačioje pabaigoje, žinokit, bus jungtinis choras. Tai aš labai tikiuosi, kad kaip moterys visos šitos uždainuos, kultūros centro stogas nesikilnos. Taigi dabar į sceną noriu pakviesti kitas mūsų kaimynės, tai Rokiškio kultūros centro moterų chorą Medina. Skaičiuoja nuo 2009 metais. Dainininkės įvairūs amžiaus profesijų, užsiėmimų skirtingos sceninės patirties moterys suvienytos meilę muzikai. Choro repertuare pasaulietinė ir sakralinė muzika, šiuolaikinių Lietuvos ir užsienio vokalinės muzikos kūrėjų dainos, populiariosios muzikos kūriniai. Kolektyvas dainuoja savo krašto klausytojams, koncertuoja įvairių Lietuvos vietovių koncertų salėse, bažnyčiose ir kaimyninėje Latvijoje bei Lenkijoje. Choras Medina Lietuvos dainų švenčių ir festivalių bendrų projektų su Latvijos ir Lenkijos Respublikų pasienio miestelių kolektyvais dalyvis. Kolektyvas siekia neprarasti mėgėjų kolektyvams būdingo bruožo, mėgavimosi muzika ir buvimo kartu. Choro vadovė Giedra Markevičienė. Akompanuoja Tatjana Čižinska. Ir išgirsite šias dainas Mama pakylėk ligi dangaus ir skrido bitė.
tokį rimtumą ir kalbant, vedant, pristatant visuomet norisi išlaikyti tokį rimtumą. Bet stebint moterų pasirodymus, sakykit, kaip norit, tik moterys gali laužyti standartus. Kiekviena daina vis kitokia, pažiūrėkit, kaip jūs užkūrė Rokiškio kultūros centro moterų choras. Nuostabu! Ir kadangi aš, kaip jau sakiau, turiu privilegiją būti ten užkulisiuose ir kai moteris lipa į sceną, jūs matytumėt jų veidus rimtos, susikaupę. Ir kai jau baigia dainuot, matytumėt kokią žavę šypsenos nulipat nuo scenos. Tai žinokit, tas kelia nuostabų žavesį, kaip muzika ir buvimas scenoje veikia mus visus. Kad ir kaip būtų gaila, tačiau į sceną kviesiu jau paskutinį šio festivalio chorą. Taigi Biržų kultūros centro moterų choras Agluona. Saugiai pasidėkit, nes aš matau, kaip visos mes tai gražiai spitriname jūsų tuos papuošalus gražius. Taigi, mėlyjeji, Biržų kultūros centro moterų choras Agluona, chorinio žanro puoselėtojas Biržų krašte. Kolektyvas aktyvaus miesto apskrities respublikinių švenčių dalyvis. Moterys mėgsta iššūkius, tad rudenį dalyvavo 15-ame respublikinėme festivalyje konkurse, skirtame religinės muzikos, poezijos ir chorų globėjai Šventajai Cecilijai ir pelnė 2 vietą savo kategorijoje. O praeitą pavasarį 10-ame tarptautinėme chorinės muzikos festivalyje Auksinė Šalčio juosta, kur pelnė bronzos diplomą. Šiaip žinokit, galėčiau vardinti, bet neužtektų vakaro. Žiemą moterys sukvietė chorinės muzikos mylėtojus į koncertą, kuriame dovanojo gražiausias dainas. Džiaugsmingas kolektyvų dalyvavimas moterų chorų ir vokalinio ansamblių festivalyje Tokia esu Dusetose. Chorui vadovauja Ieva Morkūnaitė. Akompanuoja Romualda Butkevičienė. Išgirsite ir Atlėkė paukštutė ir Jei ne auksinės vasaros. Čiulbėjo, ulbėjo,
šiek tiek neleisiu choram užlipti, jūs rikiuokitės. Aš noriu paklausti žiūrovų. Pasakykit, prašau, sąžiningai, ne choristai, bet tie, kurie atėjo, kurie iš jūsų esate dainavę chore, pakelkite rankas. Tiesiog nuostabu, tuoj sužinosite kodėl. Bet mylėjo, dabar atėjo ypatinga festivalio akimirka. Kai atskiri balsai, skirtingi kolektyvai, skirtingų kraštų žmonės susilieja į vieną bendrą skambesį. Bendros dainos tai daugiau nei muzikinis kūrinys. Tai vienybės, bendrystės ir gyvos chorinės tradicijos simbolis. Šiandien bendras dainas atlieka visi festivalio tokie esu moterų chorai susirinkę iš įvairių šiaurės Lietuvos kampelių. Tegul šios dainos tampa gražia padėka vieni kitiems už draugystę, už bendrą kūrybinį kelią ir už saugomą chorinės muzikos tradiciją. Prieš pakviesdama chorus dar kartelį noriu priminti, ką šiandien matėte mūsų scenoje. Kultūros centro Dusetų dailės galerijos chorą Versmina. Utenos kultūros centro moterų choras Celėje. Pakruojo kultūros centro Lazarino skyriaus moterų choras Graudulė. Lietuvos kultūros centro moterų choras Mūša. Rokiškio kultūros centro moterų choras Merina ir Biržų kultūros centro moterų choras Aguona. Išgirsite lietuvių liaudies sutartinę aranžuotą Linos Kairytės Lauko Liepela. Šiai dainai diriguos Ieva Morkūnaitė, o komponuos Dangyra Zavackienė. Girdėsite antrą dainą Tokia esu, diriguos Dalia Dainienė, o komponuos Dangyra Zavackienė. Ir trečią dainą neveltui paklausiu, ar esate dainavę chore. Kviesime dainuoti visus kartu. Tai Lietuva brangi, diriguos Medhardas Zubas. O dabar kviečiu visus chorus į sceną finaliniam pasirodymui. O mes palaikom.
Thank